Sveiki, trečiadienis, nauja pamoka. Šiandien mokinsimės labai įdomų dalyką, tai yra atminties adresas. Kiekvienas mūsų kintamasis, kiekvienas mūsų užrašytas simbolis, jis yra įsaugomas baitais, kilobaitais ir panašiai, ta prasme, kažkokia tai atmintim. Ir mes galime sužinoti, kur būtent tai randasi ir, sakykime, kaip rasti būtent tą atminties vietą, būtent to simbolio ar to kintamojo. Ir parodysiu, kaip susikurti nuorodą, kurios pagalba mes galėtumėm būtent nukreipti tą nuorodą į būtent tą vietą, atminties vietą. Tai skamba labai įdomiai, aš iš tikrųjų net nežinau, kaip lietuviškai čia viską išperfrazuoti, bet tikiuosi, kad jūs suprasit, ką aš noriu pasakyti. Taigi, judam prie atminties reikalo. Taigi, daugmaž kaip ir papasakau, kas tas atminties adresas yra. O kad būtų daug aiškiau, aš norėčiau parodyti, kaip jis atrodo iš tikrųjų. Kaip jis atvaizduojamas, būtent ta vieta, kur randasi mūsų kintamasis kažkoks, ne? Tokiam atveju, žinoma, mums reikia susikurti kažkokį kintamąjį. Sakykime, susikurkime slieką, kuriam bus lygu 5. Nesvarbu, čia belenkas arba, sakykime, kad ir 21, nes mano mėgstamiausias skaičius, ar ne? Dabar taip, tai yra tiesiog kintamasis, paprastas kintamasis. Kaip sužinoti, kur jo yra vieta mūsų atmintyje, programos atmintyje, kur būtent randasi jo vieta. Tokiu atveju mums reikia atvaizduoti mūsų kintamai. Ir jeigu mes tiesiog paliksime viską taip, mes matysime tiesiog kintamojo reikšmę, tai yra 21, bet ne jo vietą. Kaip dabar pažiūrėti jo vietą? Mums tiesiog reikia prieš kintamąjį parašyti N ženklą. Būtent N ženklas vienas, ne dvigubas, bet vienas. N ženklas nurodo, kur randasi būtent šito kintamojo vieta mūsų atmintyje. Mūsų programos atmintyje. Ir štai būtent tai yra atminties adresas. Būtent čia, šitoj vietoj, randasi mūsų sliekas, kitaip sakant, mūsų kintamasis sliekas, ar ne? Tačiau galime susikurti netgi nuorodą būtent į šito slieko vietą, atminties vietą. Kaip sukurti tą nuorodą dabar? Mums reikia vėlgi kintamojo, sakykime, slieko vieta, ar ne? Kuri bus lygu būtent slieko vietai. Ta prasme, slieko atminties adresui. Kaip žinote, tai parodo būtent tą atminties adresą. Tai bus nuoroda, kurią mes galėsim naudoti. Bet dabar vėlgi, kol kas tai yra tiesiog eilinis kintamasis. Kaip padaryti, kad tai būtų nuoroda? Mums priekyje reikia uždėti žvaigždutę, tiesiog žvaigždutę. Ir būtent žvaigždutė simbolizuoja tai, kad tai yra nuoroda į kažkokio tai kintamojo atminties adresą. Tai, kitaip sakant, slieko atminties adresą. Ir jeigu aš pabandysiu dabar atvaizduoti, būtent pasinaudodamas šiuo atveju jau nuorodą, atminkite, kad dabar žvaigždutės nereikia, kai mes paleidžiam, nes nuoroda yra tik tais žvaigždutė, ta prasme, sukuriant reikalinga, kad simbolizuotų, jog tai yra nuoroda, o ne kintamasis. Jau kai mes su tą nuorodą kažką darysim, mums nebereikia vėl pakartoti, kad tai yra nuoroda, užtenka vieną kartą. Taigi pasirašom šitaip, ar ne? Endline'as. Ir pažiūrėkime, pagal viską mes turėtume gauti lygiai tą patį. Kaip matote, pirmų atveju mums parodo tiesiogiai mūsų slieko atminties adresą, o antro atveju mums parodo slieko adresą pasinaudojant būtent nuorodą į atminties adresą. Aš suprantu, kad jums tai gali atrodyti nenaudinga, bet, sakykime, galbūt kitose pamokose aš pabandysiu paaiškinti plačiau, kas tai per velnias, kažką pritaikyti ir panašiai. Nes tai iš tikrųjų įdomus dalykas, gal nelabai naudingas ar praktiškas, sakykime, pradedantiesiems kažkokiems tai vartotojams, bet jeigu jūs žadate programuoti C++ toliau ir kursite kažkokią programą ir norėsite, kad daug vietos neužimtų ar panašiai, manau, šitas dalykas jums tikrai pravers.
O dabar atsisveikinu su jumis iki penktadienio ir iki kitos pamokos. Viso.